Tai štai kodėl laikai mane šalia savęs, kad pamatytų mano požiūrio pasikeitimą. Sužinosi, kodėl esi šalia manęs tada, kai nuspręsiu, kad noriu tau pasakyti. Kažkas negerai. To neturėtų būti, ar ne? Na, akivaizdu. Lipk iš vandens, Elena. Jei išlipsi iš vandens, liepsi man važiuoti namo. Taip, nes nesu toks idiotas kaip tu. Dabar abu elgiatės kaip idiotai. Tu pasidavei, Deimonai. Aš nepasidaviau, Elena. Aš susitaikiau su tikrove, o dabar lipk iš vandens. Ne. Koks tavo planas, Elena? Keliausi į Vilkolakių stovyklavietę, skrusdinsi Zefyrus ir lauksi, kol užklys Stefanas? Mano planas yra jį surasti ir jam padėti. Deimonai, dabar esame arčiausiai tikslo nuo jo išvykimo. Aš nevažiuosiu namo. Klausas mano, kad tu mirei, kai jis panaikino prakeiksmą. Tada tu tapai saugi, o tai visiškai nėra saugu. Neišvažiuosiu, kol jo nerasim. Šiąnakt bus pilnatis, Elena. Tada surasime jį iki tol. Deimonai, prašau. Gerai, gerai. Bet išsinešdinsime iš ten iki pilnaties, o Vilkolakių mašalų būsiu aš, nebent nori pakartoti tą priešmirtinį bučinį. Juk sakiau, kad pažadu. Gerai. Sakei, kad pasijusiu geriau. Kodėl nesijaučiu geriau? Tai bent naujoji rasė. Žiūrėk, ką kalbi. Derekai, pamaitink savo merginą. Sugauk jį. Kaip laikaisi? Gerai. Žinai, galėčiau tau padėti. Ne, ačiū. Tik vieną kilstelėjimą. Taip, žinant, man ant sėkmę išmestų mane. Ką, jums 12 metų?